Sveiki visi ir šiandien žaidžiame Robocraft. Šitą žaidimą gali gauti nemokamai ant Steam'o. Taigi pradžiai šiek tiek papasakosiu apie žaidimą. Taigi šitame žaidime turite susikonstruoti savo robotą ar tanką. Aš vadinsiu robotu. Ir su tuo savo sukonstruotu robotu jūs turite kovoti prieš kitų sukonstruotus tankus. Taigi tanką savo galite konstruoti iš visokių blokų, judėjimų skirtų, visokių ratų, hoverblaidų, thrusterių, ginklų. Aišku, ginklai turi būti, nes turėsite nužudyti priešininkus. Ir sidenę. Jau čia būtinai sidenė. Paskui yra technik tierai. Taigi technik tierus, va čia kaip matote, gaunate nuo tanko lygio. Taigi pas mane tankas yra 3 dabar, 3 žvaigždutė, bet aš dabar galėčiau, man atrodo, pasikelti ją iki 4. Bet manau, man nėra naudos iš to, nes mane visi ten iš vieno smūgio ištaškytų. Taip, vieną smūgį. Taip, pabandome. Nu, testuojame. Taip. Va, matote, pakilo į 4, pasikeitė išsik taškų skaičius, nes, kaip matote, kiekvienoje tiere vis atskiri taškai. Ir kaip matote, o čia tobulinimas yra, kaip jūs įsakote naujų dalykų, kuriuos galėsite pirkti, išmokstate. Arba įrašote į savo pirkinių sąrašą. Taigi mums reikia 4 lygio, 32 žvaigždučių, kad galėtume nusipirkti šitą ginklą, kuris tik bus geras, bet aš pirksiu šitą. Paskui yra garažai. Garažuose galite konstruoti 3 robotus, paskui galite prisipirkti dar, bet šitie kainuoja tikrus pinigus. Matote, čia yra visokių, čia bagi mano, čia niekas, čia tas mano robotas, kur dabar turim. Ir galite konstruoti. Paskui čia yra parduotuvė. Aišku, joje galite pirkti, parduoti. Čia, kaip matote, dar geresnių blokų yra, ne tuos, kuriuos aš turiu. Yra social. Čia galite platūną padaryti, arba kitaip, kad žaistumėt tik su draugais, kol neišmesit jų. Taigi iš pradžių važiuojame, jaučiu prasipraktikuoti. Taigi, matote, čia užsikrauna random arena. Jų yra keletas, kokios 6. Kas ten buvo užrašyta, nespėjau perskaityti. Taigi prisijungiame ir praktikoje čia yra visokių žmonių, kuriuos mes galime ištaškyti. Matote, šitas skraidantis buvo, o čia kitas ant ratų. Mano mašina nekontroliuojama labai, tai reikės persikonstruoti tikrai. Taigi, turime 2 kilus, bet kadangi čia nėra, nieko negausime, nes čia praktika, mes už ją nieko nemokėjom, todėl nieko negausim. Ir mūsų, matot, nieks netaško. Taigi gal einame laukan, kaip manau, viskas. Self-destruction. Taigi, kraunasi. Pereiname. Ir čia viskas, matote, dar 2 yra už pirmą pergalę. Taigi laimėsime, gausime 2 tokių . Ir kaip manau, dabar aš nusiemsiu šitus. Šitie nereikalingi. Ir bandome eiti kovą, kiek manau. Dar taip pat, viršuje, kairiajam kampe yra lygiai, o šalimais yra CPU. Tai CPU reiškia, kiek kubų galite padėti, ir kiekvienas judėjimo turi savo CPU, kai užvažiuojame, rašo CPU load 21, tai tiek CPU užims. Kuo didesnio lygio, tuo daugiau CPU. Ir kuo daugiau CPU, tuo daugiau galimte blokų padėti, ginklų, ir tuo didesnį šitą pasikeliate žvaigždutę. Taigi einame į kovą, pabandysim. Kaip matote, čia yra 10 tierų, 10 žvaigždučių tų, taigi aš 3 esu, todėl man krauna 3 ir čia rodo, kiek žmonių laukia ir kiek, kaip matote, ir kur yra vienetai sužymėti žmonės, ten yra platūno draugai. Tai jie kovoja gal kalbėdami ar panašiai kas nors. Taigi pradėsime kovą. Kaip matote, kitoks žemėlapis išsyk.
Tai šone rašo kiek žmonių. Ir taigi pradedam. Žaidimo esmė paaiškinsiu. Taigi viršuje yra tokie 4 kvadratėliai per vidurį ir laikas skaičiuojamas. Kai laikas pasibaigia, laimi komanda, kuri turi daugiau tų kvadratėlių, o kvadratėliai gaunami yra užvažiavus ant priešininkų bazės. Žemėlapyje matos, kur priešininkų vėliava. Ir ten pradeda krautis juostos. Taigi toj pabandysime. Aišku, jei nemirsime. Oh, shit. Iš kur? Bėgam. Mus šaudo. Mes nematom net iš kur. Toj, rasim jomis. Bus jums karas. Kapas. Ragas bus. Matote, skrendu iš šono, net nežinau. Net nesivaldo man mašina. Radaras rodo, kad ten yra priešininkas. Kaip pat žemėlapį rodo radaras, kur yra. Oh, krepšt. Taigi mes stengsime laimėti, jei nelaimėsim, nepyksime. Nes čia žaidimas yra vis tiek, gal kiti prieina galingesnių. Nes kaip matėte, ten ginklų yra visokių, įvairiausių. Opa. Priešą matau. Šaudom, susikaupiam. Ai, kažkoks šauktukas. Eina jis tegul šilt. O, kaip matote, viršų juostą pradėjo krautis. Bet čia mūsų bazę kažkas kapturina. Kažkas mūsų bazę įtikarina. Greičiau perstikrauk. Kiek čia mūsų liko? 2 žmonės liko, o šitas ir šitas. Abudu toj mirs ir būsim pralaimėję. Bet nieko tokio, čia vis tiek mes turėtume... Ne, negausime. Taigi išeiname iš žaidimo. Taigi, išėję iš žaidimo, mum turi susitaisyti visas robotas. Tai matote, laimėję žaidimą gauna pinigų ir tokenų. Taigi, o už pinigus susitaiso robotas, tai kainavo susitaisyti 340. Ir turime 6643 litus dabar. Važiuos, aišku, galime čia nusipirkti visokių kubų. Vienas kubas 235 litai. Tai daug. Tai radaras skenuoja žmonės, kaip matėme. Headlampai, lemputės, gale. Taigi, tiek šiam kartui. Laukite kitą epizodą. Per kitą epizodą tikriausiai statysime savo naują robotą arba tanką. Blemba, dabar užstrigo robotas, kaip pradėjau aiškinti. Tai laukite kitą epizodą.